Tai esam šį rytą, kovo 22 dieną, Šukionyse, Jono Noreikos gimtiniai, prie atminimo paminklo Jonui Noreikai. O į tą temą vakar Šiauliuose panaši atminimo lenta Jonui Noreikai buvo nuplėšta. Turbūt žydų paliepimu, nežinau. Nu taip kažkaip yra naikinama Lietuvos istorija, praeitis. Kažkodėl tais. Nu tikėkime, kad čia Šukionyse nebus taip pasielgta. Einam parodys raktis malūno pakilti. Taip, bet mes čia turėsime jį. Kodėl? Nu to kaip, ne? Toks mažydų senamės buvo. Pastas kažkas. Bet taip įdomiai suliupdyta iš akmenų. Stručiai Lietuvoje. Kažkad buvo nufotkinis. A ne, šalta. Tai kas čia buvo? Malūnas. Bet nedėjęsina, žinai, variklis sukdavo. O tai kada jį čia pastatė? Vandens dar nebuvo. Prieš karą taip išėjai? Ja. Matai, viskas Parceliuota. Išparceliuota. Viskas išgerta. O tai kodėl tai senais laikais jau su varikliu įčiau? Nu taigi anksčiau nieko nebuvo. Ne, bet tai kodėl ne vėjinis malūnas, o tokį sugalvoja? Nu tai kas, tai kaip elektrų gamina buvo Pasakyk, nu. Čia? Lenkuvos miesto pirtis. Miestelę negali sakyti, seniūnė užpyks. Ir čia eidavote pirti? Ja. Paskui duoną kepdavo čia. O tai jau čia tas pastas ir prieš karinis? Nu ne. Ne, pokari. Sovietiniu laiku. Čia mokytojų namai va gyvendavo. Čia buvo Lenkuvos pienė. Matai, kokie langai buvo įdėti po kapitalinį. Tai kur čia gyvenat, apačioj gyvenat? Va, tam gali. Tik tvoros, tokius nebuvo darželis. O tai dabar gyven čia kažkas, ne? Kažkas, matai, pagalvoja. Šikšnių kaimo, kaip ir koplytėlė tokia, sakytum, galinga, atnaujinta. Kamienga. Aptverta. Čia gal buvo valsčius. Va ir malūnas. Nors jis vadinamas Gostagaliu. Bet čia yra Linkaičių. Ar kaip jis čia tas kaimas vadinas. Nei kepurės, nei sparnų. Pa šitą malūną. Einam vidų apžiūrėti. Čia dar nemažai išlikę viso ko. Tokių mechanizmų. Pabandysime viršų užlipti. Kur tas Albertas dinga? Oi, nelabai ir užlipsim čia. Oi, tai malonu. Neturėtų čia. Ne kažką. Čia viršui taip ir turėtų dar ten laiptai būti. Į trečią aukštą. Bet viskas sutrešė jau čia. Pavojinga liepti. Kas šitas?
Kokia senovinė tvora. Senas ąžuolas. Na, aš į vidų bandysiu įleisti. Toks šiukšlynas prie pat yra. Spygliuotas voronas. Oho, iš daros. Viskas sugėlė. Girnas nukritus. Tam pakibė. Balkiai visi sukrito. Kokias vinės. Čia aišku eilinį kartą šiukšlyną padaro žmonės. Malūnė. Tai. Einam palei mūšą. Bet tai žinai kažkokia sala, va, kaip apiplauk, tas vanduo. Čia va antrų. Tokį įdomų ūkinį radom. Prie Vieškelio netoli Raudonpamūšį. Pusė molinio pastato ir pusė iš akmenų ir dolomitinio akmenų sulipdyta. Bet tas dolomitinis ir sulaiko toksai, kaip ir išplaunams, negauna. Na, matai, yra jų irgi įvairūs stiprumas, žinai. A, čia ir, na, toksai, taip lytinės arkos, molis ant viršaus uždrėpta. Čia pilks, o čionai gelsta. Bet tas ką, ir dolomits šits pilks. Nu, tai turbūt, bet... Nu, toks struktūra įdomi. Tai kur mes salų pasistatysim, jeigu stalo nėra? Kai stalas yra. Tai čia ir yra ta atodanga mestas. Dabar labai patvinus mūšą. Dolomitinė atodanga. Čia iš vietinės statybinės, sakykime, medžiagos dolomito pastatyta. Kaip ir Raudonpamūšio. Rydavo tualų visą. Taip va, susidėjęs tokių. Pakruojo krašte varydavo alų. Gerą. O tai čia toks lengstis žiūri, ne? A, vat mūša, kad varo. Vandenis į Latviją. Koks čia pastatas? Vilnų verpykla. Žmonės kerpdavo avis ir tuos vilnus čia atveždavo, išplaudavo, suverpdavo ir darydavo siūlus. O tai čia kokiu metu? Po karą ar kada? Po karą, po karą. Bet tas pastas turbūt sens jau, prieš karą gal jau buvo? Senas dabar, nu kaip, jau sena dabar sena, nieks valvių nebelaika, nieks tų vilnų O nebereikia. čia esam Raudonpamūšį. Ja. Tai čia gal pašmirinė. Nu jaučiu, kad čia. Čia liks tai durų nėra. Čia durų nėra, bet toliau yra. Ir Palauk.
čia buvo bravoras? Jo, tipo naminę alų gamina. Turėtų pavadinimą, bet aš jau dabar užmiršiu, kaip tiek laiko praėjo. Nu ir ką, žmogus pradėjęs tai su merginom. Tai prisidirba tų finansinių gal sunkumų, areštavo ir konfiskavo. O tai kada tas bravoras veikia jau čia laisvoj Lietuvoj? Ar daug seniau? Prie Rusą. Ai, prie Rusą. Jie dabar stovi, va, nei pakart nepalaista. Buvo toks vietinis bravoras. Bandom prieiti arčiau prie Raudonpamuščio malūno, nes nuo vieškelio yra tvoros. Yra tvoros kažkokios. Čia tvorų lik ir nėra, bet apaugę tai baisiai tam. Tvoros yra iki malūno. Čia kažkoks langelis. Nu, prašom nuotrauką padaryti. Kaip akmenys pakibė, kaip viskas išplaut. Eik tu, kaip čia priaugę medžių prie pat. Rimtai, kad nepralysi čia. Viskas vidu išvirtę yra. O, ble, čia tvorą užtverta. Susikeikiau. Dėl to, kad ir nelystų turim. Galėtum prie gerą norą lyst, bet striukę gali suplėšti. O gali lyst vis dėlto. Mūrdvaris. Paskutinis kaimelis, po to jau linku, o čia priekį. Galbūt čia buvo dvarelis, kaip sako. Pareinam link. Ir ėmėsi, kad tokie gražus esame. Gal ką duosi tai? Nieko neduosi. Čia buvo gongus tokia didelė.